kaip keitėsi iš pradžio, tarkim, yra simpatija, ar ne, ten kažkoks yra prisirišimas, mes ją vardiname meilę ir taip toliau, ir čia, dėl tos meilės darome labai daug ką, bet po to mes norim, aišku, kad ir mane mylėtų, jeigu aš tiek įdedu darbo, jeigu aš ten negaunu to įsivaizduojamo rezultato atgal, kaip aš galbūt įsivaizduoju, tai turbūt čia, niekur tai neveda ir viskas, žinai, reikia, ieškoti sprendimų arba turbūt kaip ir kaip daro žmonės, skiriasi. Tai va šitoj vietoje toks lūžis, kai įvyko, kai vis tiek pajutom, kad tas santykis keičiasi ir šitoj vietoje, kad nebedarom vien dėl to, kad išlaikyti tą tokį, net dėl simpatijos didžiulės, nei dėl kažkokio įsimylėjimo čia, kad tai pradėjo keistis į vienas kito, va tokį tą bendradarbiavimą, gal tas žodis svarbiausias ir tas tiksliausias, kaip mudu, kai kalbam, pajutom vienas su kitu tiesiog tokį stiprų ryšį, kaip bendradarbiavimo ryšį, kuris yra turbūt stipresnis už kažkokį meilę, kaip mes tą suvokėme, nes meilė dažniausiai tas toks, vis tiek būna prisirišimas, įsikibimas, kažkokia simpatija didžiulė. Kaip emocinė tokia. Emocinė, jo, o pereina į tą tokį stiprų ryšį, bendradarbiavimo, kai tu žinai, išlieka tas toks ryšys vienas su kitu, aišku, jį reikia stiprinti, faktas, kad reikia ir nustebinti antrą pusę ir dar kitaip, kaip sakant, taip, vietų pasimėgauti, išlaikyti tą tokį džiaugsmą, taip toliau, bet atsiranda tas toks bendradarbiavimas, kada tu kuriam ir tas tikslas tos kūrybos, vis pasidaro, arba pati ta kūryba pasidaro šiek tiek aukščiau, arba šiek tiek svarbiau už tuos tokius, noriu, nenoriu, patinka, nepatinka, tai čia dabar, čia dėl manęs pakurk, aš čia dėl tavęs, kai tuos tokius sentimentus šiek tiek iš šono pastumėm ir pajautėm, atsimeni, šitas buvo praeitą vasarą, berods, kai mūdu pajautėm tą tokį kitokią kūrybą ir toks buvo tarsi nušvitimas, tarsi, wow, tarsi atsiradom kaip bendradarbiai, kur, žinai, atrodo, turim dabar kažkokį projektą šeima, šeima, santykiai, dar kiti. Taip ir kūrėm. Taip, paspaudėm rankas, čia taip, aišku, simboliškai. Ir tarsi, žinai, ateis, jeigu tokia diena, kad, mūsų projektą padarėm, išsprendėm, viskas tvarkoja ir, žinai, paspaudžiam rankas, ir kiekvienas savo keliais, kaip sakant, čia taip simboliškai, aišku, bet yra toks platesnis dalykas, kurį aš užčiupiau ir norėjau pasidalinti, o apie tai turbūt daugiau detalizuosim ir, savo tame seminare, ar ne, arba kažkokiuose kitose įrašuose, nes jis reikalauja šiek tiek daugiau paliest, bet aš taip trumpai. Daugiau čia reikalauja. Tas toks kaip ir vieną kitą tą požiūrį, kad, sakau, jau kaip keitėsi, kad tu turi suprasti, kad tu nepulk skirti, žinai, kad yra viskas gerai su tau santykiai, tik tau požiūrį keisk savo, žinai, ir viskas. Požiūris ir tai, dar Lolita, aš dadėsiu, kad tai išlaisvina, iš dalies tai išlaisvina, tai paleidžia tos tokius, kada, viskas, čia dabar... Rezultate, tai aišku, kad tai išlaisvina, bet, žinai, tu turi suvokti, kad tai išlaisvins. Aš tik sakau po to, taip, čia aš sakau iš savo tos perspektyvos, kai aš, pajunti, kad tas pavydas, ten dar kažkas, tas toks įsikibimas į žmogų, tai buvo, taip, tai buvo iliuzija, tai buvo didžiulė iliuzija, kaip aš įsivaizdavau, kas yra santykiai, meilė ir tai be abejo, tai kažkokia prasme, tai ir lieka faktas, bet tai nebeatima viso to grožio, tai nebėra svarbiausia, žinai, kai tu pajunti tą aukštesnę, reikšmę, galim tai pasakyti, tą bendradarbiavimą. Taip, toliau tu vis tiek. O meilė gaunasi pasiekmė, tas jausmas ateina paskui, kada tu užimi teisingą poziciją šalia žmogaus ir tu pajuti tą džiaugsmą, žinai, jis kinta kitoks, jis toks. Įvairių skonių tada, įvairių skonių būna. Įvairių skonių. Įvairių skonių meilė pasidaro, taip jeigu gražiai pasakyti. Žinai, dabar tokia minci tie, žinai, koks kaip šafranas, sako, ne? Jisai toks ta kokybė kitokia. Šafranas, ten su jo dar kokiam... Prieskonis, sumaišo toks. Į spalvų ir prieskonių ir... Gal priskaitai pipiriukai, žinai, paskui prieina prie šafraną. Čia kaip pica su ananasais, ne visiems patinka, bet matai, išsakosi žmonės. Bet ananasas vis išjau. Juokauja, aš pat nemėgstu šitos picos labai, bet žinai, bet kartais mėgstu pamiksuoti, jo, tai va tai yra įdomu ir žiūri, kaip tai čia, aišku, pajuokavom, bet
galima paįvairinti. Nu, įvairiai, čia toks tas santykis jis iš įvairių. Ir tai čia ne tik mūsų, po to vat, įsilieja su vaikais, su šeima, su tėvais irgi keičiasi. O Kolegom tas ir visa su kita. kolegom labai nu, čia būtų galima tie atskirus segmentus ir dėliot. Koks santykis čia, koks santykis čia, kaip darbe mūsų, nu, veikloje. Sakau iš pradžių. Kaip? Sakau, iš pradžių užteks ir apie šeimą. Užteks, aš dėl to ir sakau, kad tai yra labai platu, kaip mūdu net pastebim vienas kito kūrybą, nu, kaip, kad vienas kuria, kaip kitas ką veikia. Ir tai yra labai natūralu, mes dabar tai priimam kaip natūralų dalyką, kaip žiūrime vienas kito kūrybą, gal kai kur tai yra, na, kažkur gali būti atradimas, kad taip galima gražiai susidėlioti tom energijom, nu, kad ir pasyvi, aktyvi energija, kaip šeimoje dėliojasi ir čia nėra tokio, kai būdavo nuostata, nu, man pačiam, kad, žinai, vyras turi būtinai, nu, aš iš pradžių tai buvo sunku pereiti, buvo sunku išeiti iš to samdomo darbo, buvo, nu, sunku tarsi atsiduoti, tai kažkieno, tai, nu, nematomo rankas iš pradžių keista, nesunku, ne ta žodis, bet keista, kada, nu, tai pat dabar kažkaip kursim, čia neaišku, kaip, kur čia atsėda, aš vyras turiu eiti, kur tik dirb būtinai sunkiai, kad uždirb, žinai, kažkaip. O dabar taip pradžiai buvo, kad taip, Lolita, nu, taip susidėliojo projektai, kad kaip tik aš turėjau pabūti su vaikais, o vat, Lolita kūrė projektus.